Sveiki, noriu Jums pristatyti mūsų naująjį MS15 elektrinį keturratį, kuris turi stogą. Taigi aš dabar apžiūrėsiu lygiai taip pat su Jumis kartu. Turi dvi bagažinės priekį ir gale. Atsidaro, paprastai. Atsidaro, Šiaip, žiūrėk, į vidų įlend, matai. Ir čia gali biški prieiti prie kolonėlių. Taip. Ir čia, žiūrėk, susidėti geresnį. Ir prie stogo, čia matai. Taip. Tai ir gale. Gale turim su raktu atrakinamą, tai ją reikia pažiūrėti. Ką čia turim? Taip. Čia elementariai, čia nieko kažko stebuklingo įsidėti. Čia, jeigu matysit, yra dar viena sėdynė atsidaro. Žiūrėkit. Pakelk. Ne, tas. Čia kiek tai jeigu jūs, vietos. Pavyzdžiui, netgi norit savo tik tais pirkti, nebūtinai, kai jums daug vietų, jisai gali būti tiesiog pusiau kroveninis. Aš taip skaitau. Tai čia tilps daug dalykų, ką jūs tik ir norėsit. Bulvių nedėkit svarbu. Taip. Čia po šituo yra baterija. Reikia visą laiką. Ir čia sudėta yra 1, 2, 3, 4, 5. Tai reiškia, yra 60 voltų. Ir jeigu norit šitą, galima sukomplektuoti su ličio baterijo. Kreipkitės į mūsų. Taip, toliau. Ką mes matom iš dizaino pusės? Turim lempas priekį gale. Taip, priekį gale. Gali parodyti, kaip veikia. Čia žinom, kaip aš negalėsiu paimti. Beje, įdomus ateikit operatorių. Labai įdomi vieta rakteliui. Tai jeigu nežinai, dar gali ir nežinai. Nieks nepavogtų. Taip. Tai čia turi taip pasilenkti. Taip. Ir įjungti. Taip. Ir šviesas turim. Pažiūrėkit. Čia turim šviesas. Čia turim šviesas. Žiūrėkit, kur posūkiai gražiai rodo. Nerodo čia posūkiai. Tai rodo. O teisingai rodo. Ten irgi rodo, ne? Taip. Galą turim šviesas. Jop. Žiūrėkit, kaip gražiai šviečia. Kas čia įdomu yra ir kur nebūna dažniausiai, tai čia yra atsarginis ratas. Čia yra su visa padanga ir obadu. Tai jeigu kažkas tai atsitinka, galit pasikeisti. Taip, čia aš praktiškai vadinu, kad čia beveik 2 vietos. Čia drąsiai telpa 2 vaikai. Suaugę žmonės sunkiau, bet manau, kad telpa. Kas būtų, jeigu aš įsėščiau ir pradėčiau viską valdyti? Taip. Čia ką mato? O čia yra ventiliatorius. Ir jį reikia įjungti. Ir jeigu jums karšta, tai yra praktiškai kaip kondicionierius. Pažiūrėkit. Gali nusistatyti tiesiai kaimynui, praeiviui, visiems galiu. Išjungiam. Dar kas čia yra smagu, mes turime svarbiausią dalyką, kai žmogus čia važiuoja su kompanija, ką noris, muziką klausyti, žinoma. O muziką klausyti galime čia. Žiūrėkit. Ir mes turim muziką. Su minusu daugiai, su pliusu mažiai, nieko tokia. Taip, tai čia gausite ir pasilinksminimo priemonę, muziką. Čia party busas? Taip, praktiškai. Esmė yra ta, kad kolonėlės yra išvestos į lauką. Tai girdėsit ir jūs, ir jūsų kaimynai, jeigu gerai pasileisit. Tai aš manau, kad visai smagu. Dabar apie valdymo skydelį. Elementarus valdymo skydelis. Kilometražą čia galite pamatyti, kiek kokiu greičiu važiuojat, ar yra pasiruošęs prietaisas judėti, nes kartais būna, kad čia rašo P raidę arba dar kažką, tai reikia, kad degtų žalia. Ir ilgos arba trumpos šviesos, tai reiškia, kad vienos šviesos, kitų nėra. Turim garsinį signalą, turim avarinį, posūkius, taip. Ir čia turime greičius, galę. Mes galim nusistatyti didesnį arba mažesnį galę. Vairas šiaip yra kuom patogus, kad jūs galite važiuoti ir šitaip, ir šitaip. Gazas sukasi su rankenėlė. Matot? Stabdis yra čia per vidurį. Ir kojinis, ir rankinis. Taip. Turime signalizaciją, kur galime atrakinti, galime užrakinti, galime supipsėti ir taip toliau. Žinot, standartiškai. Turim rankinį dar. Veidrodėlį, rankinį turime, žinoma. Taip. Šiaip ką galėtumėte atkreipti operatorius, kad storos padangos tikrai. Tai čia jums padarys minkštumą. Jūs galėsite važiuoti minkštai ir patogiai. Veidrodėlį dar reguliuoja. Veidrodėlį. Valytuvas. Tu.
Nu, atlošai, šiaip sakyčiau, sėdynė visai patogi. Nemanau, kad čia reikia kažkaip tai mandriau. Kiek su tokiu gali nuvažiuoti? Su juo galite nuvažiuoti, jeigu nelakstant labai daug. Aš manau, iki 70 km su ličio baterija, bet šiaip aš sakau, apie baterijas yra atskira tema. Tai jeigu temperatūra, svoris, viskas įtakoja. Tai maždaug galite planuoti, kad vis tiek apie 40 turėtumėt nuvažiuoti. Tokį gyvai, žinokit, nepatikėsit, bet šiuo metu galima išvysti jau visuose miestuose. Ir kitokius, žinoma, galite rasti mūsų parduotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bet jeigu jūs negalite atvažiuoti į parduotuvę, mielai paskambinkit mums, mes jums atvešime tiesiai į namus.